Sveiki visi mėly krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę į Uteną, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi didžiulis pagreitis pastaruoju metu ir mes turime dar vienos reguliariojo sezono visi žemyn. Čia galimybė pataikyti iš toli, netaiklus metimas Brazdeikis, netikslus, bet yra Tansonas baudos aikštelėje. Šūnas. Grino metimas iš toli ir jis yra taiklus, pataiko ir Grinas tritaškį metinę nuo 1 iki 5 pozicijos ir žaisdavo kamuolį ir žaisdavo vidurio puolėjo, o čia perdavimas į baudos aikštelę, geras įkirtimas be kamuolio, Smailagičius Jonas Francisko gana kibiai ginasi, perdavimas iš rankų rankas, Beliauskas leidžiasi žemyn tikrai neprastai šioje situacijoje. Šarūnas Beniuš pagauna kamuolį čia, vėl Silvenas Francisko, reikia žaidimo izoliacijoje, metimas po driblingo ir Silvenas Francisko visų gražumu prieš 2. Įvedamas į ataką ir Laurinas Beliauskas veržiasi į kairę pusę, eina į baudos aikštelę, gražus reidas, bet taškų nėra, tačiau įspūdingai. Jis tikrai yra geras, prasiveržimas į kairę pusę. Du varžovai prieš Torpą, čia galimybė Motonui, Motonas metas sudvejojęs, bet metimas yra taiklus. Šilės nepataikė, šiandien su didžiuliu pasitikėjimu pradėjo rungtynes Lukašiūnas. Silvenas Francisko ir čia nuostabu, labai gražiai žaidžia 1 prieš Netą Mitchellą. Eina į pagalbos Smailagičius, bet Motonas įveikia, kad nereikėjo labai ilgai adaptuotis. Smailagičius, geras pirmas žingsnis, puikiai verpstė ir įspūdingi taškai. Alenas Grinas vieną realizavo patį pirmą šiandien. Smailagičius. Smailagičius pataiko iš toli, bet nebejotinai galis, kuriam suteikta pagalba. Lukas Lekavičius taip pat gydosi traumą. O čia puikiai įvestas kamuolys ir 2 taškai. Edgaras Ulanovas, perdavimo jis negauna, dabar kyla aukštyn, pasiima kamuolį čia, Ignas Brazdeikis ir jo reidas į kairę pusę. Stepautas Motono ir jis labai sėkmingai įveikiamas. Bravo čia Laurinui Biručiui. Sveržimas į dešinę pusę ir įkirtimas neblogas Lukošiūno. Galiausiai čia 2+1. Visą prasiveržimo šį kartą Beliauskui. O čia Silvenas Francisko gerai darbuojasi rankomis, dar ir blokuoja metimo. Įspūdingas epizodas. Smailagičius susiėmęs už veido, o čia jau reidas, kurį atlieka Silvenas Francisko reaktyvinis. Ką prižiūri Torpą, nėra pražangos čia, nei besiginančiam, nei atakuojančiam žaidėjui per nugarą. Perdavimas Eldžiai Torpas. Kyla Birutis čia, nuslipino užtvarą šį kartą, čia žaidžia perimetre 1-1 ir atakuoja, pataiko Netas Mitchellas. Jos Stepautas grįžta į baudos aikštelę, nieko nepavyksta susikurti Uniclub bet Juventus, meta Torpas per Birutį ir dar kartą pataiko Eldžiai Torpas. Netrukus grįž. Ir perdavimo Štombergui, čia 2 taškai su pražanga, patenkintas ir Žalgiris tęsia savo pergalių seriją, įspūdingą fiksuoja ją BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Tai yra 23 pergalė iš eilės, sunkiai suvokiami skaičiai.